Kai kalbame apie motyvaciją ir aukštą efektyvumą savo veikloje, vienas iš tokių svarbiausių dalykų tai yra tikslai. Tikslai arba jų nebuvimas yra tarsi skiriamasis ženklas tarp sėkmingų žmonių ir tų, kurie tikrai niekada nepakeitė savo gyvenimo. Daugelis žmonių praleidžia daug laiko planuodami maisto pirkinius, kitokius pirkinius, nei planuodami savo likusį gyvenimą. Kad suprastum, kaip svarbu turėti tikslus, pavyzdžiui, įsivaizduok, kas būtų, jeigu aš tau paduočiau dabar kastuvą, užriščiau akis, apsukčiau 20 kartų ir sakyčiau, dabar tu turi nukasti man sniegą gražiai ir tvarkingai. Tu žinoma, turbūt nusijuoktum ir nusistebėtum, kaip aš tai galiu padaryti, nieko nematydamas. Būtent tas pats ir su mūsų tikslais. Jeigu mes neturime užsibrėžę, ką aš noriu nuveikti savo gyvenime, kaip gali tikėtis, kad tavo gyvenimas gali pasikeisti. Bet žinok, tokį dalyką ir sakoma yra, kad sėkmė palieka pėdsakus.